Sveiki, šiandieną pristatau jums programėlę Learn English. Ir iš tiesų tai yra mano antras filmuojamas video tai pačiai programėlėje, jeigu neskaičiuosime vieno pirmo, kurį sutrukdė kurjeris atnešė siuntinį. Taigi nesvarbu, iš tiesų aš parsisiuntus programėlę, aš ją išbandau keletą kartų. Aš pasižiūriu, kaip viskas veikia ir tada nusprendžiu, ar ją jums rodyti ar ne, nes kai kurios programėlės, kur reikia registruotis arba kurios yra sudėtingos, aš jų tiesiog nerodau. Ir pirmą kartą pažiūrėjus šią programėlę, jinai atrodė labai gera, netgi puikiai, bet antrą kartą, kai aš jau filmavau, aš pastebėjau, kad šioje programėlėje yra tam tikrų klaidų. Aš pagalvojau, tuos kelis sakinius galima ir iškirpti, bet paskui pagalvojau, kad vis dėlto ne. Jeigu programėlė yra nelabai gera ir padaryta su klaidomis, jūs visgi turite apie tai žinoti. Taigi, naujas video. Kai kurios funkcijos yra geros, tačiau kai kuriomis funkcijomis aš galbūt nerekomenduočiau naudotis. Taigi, pažiūrėkime, kaip viskas veikia. Pradėsime, jūs matote ekrane 9 langelius, 9 rutuliukus, kiekvienas jų turi savo funkciją. Visų pirma, pradėkime nuo pačios, o pačioje pirma yra užrašinė. Čia galima sukelti žodelius, kurie jums įsiminė sunkiau arba kuriuos jūs sutikote ir tarkim, pateikėt neteisingą atsakymą. Tada galima juos atskirai pasimokyti. Toliau yra padidinamas stiklas, tai yra žodynas. Čia įvedus bet kurį žodį, tarkim, cat, mums pateikia tarsi žodyną, pasako reikšmę ir pateikia daug įvairiausių pavyzdžių ir paveikslėlių, kad tikrai suprastume, kas tai per žodis. Aš atsiprašau už triukšmą, jeigu girdite gale, tai mano katė siautėja. Taigi, toliau krumpliaratis leidžia pasirinkti balsą ir širdelė yra, jeigu mes norime įvertinti programą. Iš tiesų, nežinau, kiek aš ją vertinčiau, pažiūrėkim, kas mūsų laukia toliau. Taigi, keliaukime prie viršutinių mygtukų, viršutinių rutuliukų, tai yra pagrindinis dalykas, kur reikia jau mums mokytis. Pirmiausia, tai yra chat, tai yra susirašinėjimas su žmogumi, su programėlė, jos vardas Echo, jinai mums sako Hi Rolanda, mes pasisveikinkim taip pat ir spauskim Hi. Ar norite, kad parodyčiau, kaip mokytis anglų kalbos ir tuoj pasakys visą tai. Iš tikrųjų tasai Hi, Rolanda. Do you want to know how I can help you learn English? Ir tarkim, mes to nenorim. Do you want me to tell you a story? Šiek tiek vėluoja garsas ir... That's fine. Do you want me to tell you a story? Tarkim, yes. Failed fat. Lost scholarship. Invented rocket. William Shatner. Okay. Na ir tarkim. Very interesting. Kartais, ką aš pastebėjau pačioj pradžioj, viskas buvo tarsi tvarkoj. Ir kartais... I thought so too. Why did your parents give you this name, Rolanda? Nežinau, ar jinai supras. Okay. Taigi jinai reaguoja į kai kuriuos žodžius. Angel in white. Į kai kurios žodžius ir kai kurios frazės iš tikrųjų sutampa, įtaiko į temą, bet kai kurios ne visai. Taigi, gal ir neblogas dalykas, bet aišku, su gyvu žmogum bendrauti toje vietoje yra geriau. Keliaukim toliau prie speaking, kadangi įrašymo funkcija neleidžia, tai kad filmuoju video neleidžia man įkalbėti mikrofonu, bet čia jinai taip pat šneka. Hi, Rolanda. Ir aš paspaudus apačio ant mikrofono, tarsi galėčiau atsakyti, bet mano mikrofonas nedubliuoja to garso. Šitą dalyką aš išbandžiau ir iš tikrųjų didelę dalį, ypač paprastų nesudėtingų sakinių, jinai šneka puikiai, jinai atsakinėja puikiai, jinai palaiko pokalbį, klausinėja.
tik reikia atidžiau atsakinėti, gal šiek tiek lėčiau ir aiškiau, nes vis dėlto programa turi suprasti jūsų balsą. Taigi, tos chat ir speaking funkcijos, jeigu jūs turite kaip bendrauti su kitais žmonėmis, ar ne, jeigu jūs turite, tai yra, jeigu jūs neturite kaip bendrauti su kitais žmonėmis, tai yra labai geros funkcijos. Iš tikrųjų, šiek tiek, aišku, kadangi vis dėlto tai yra skaitmeninė programa, biškių užbuksuoja kartais, bet viskas gerai. Dabar, iš tikrųjų, kur aš pastebėjau keletą klaidų, tai yra listening, vocabulary ir translation. Keliaukime visų pirma prie listening. With. Mum čia pačio viršaus, tarkim, nežiūrėkit, nuo with. Taigi, mum pasako žodį, mes galime pačioje paspausti ant ant garsiakalbio išgirsti dar kartą, tai with yra su, spaudžiam. This, tai yra tai. Say, tai yra pasakyti. We. From. But. Na, kartais but reiškia o, gerai. His. Ir his iš tikrųjų yra jo, nors čia artimiausias variantas būtų savas. They. Taigi, šitoje vietoje aš pastebėjau prieš tai bandydama keletą klaidelių. Jie pasako žodį, reikia pasirinkti žodį, kurį mes norim. Atsargiai, atidžiai reikia spausti būtent ant raidelių, nes jeigu paspaustumėm ant žodžio, tai mums duoda žodžio reikšmę. Taigi, keliaujam prie kitos funkcijos, tai čia buvo listening. Toliau turim vocabulary, žodyno pratimai, tokie pat labai panašus. Ir štai iš ano karto liko... Where you come from. Taigi, galbūt šioje vietoje, tarkim, suveikia tekstinio balso atpažinimo kažkokios tai klaidos ar kažką, bet matot, kad klausimas where are you come from, jis yra iš tikrųjų netaisyklingas. Reikėtų sakyti where do you come from, tikriausiai, bent jau. Nors vėlgi klausimas, ką jie turi omeny, bet ne, bet kuriuo atveju where are you come from, where are you from, be kam, tai, na, bet atsakymą jie nori world, tikriausiai. Have a look at the world map. Ir jeigu mes paspaudžiam ant žodžio, mums dar išmeta žodynę paskaityti ir todėl reikia spausti ant raidelės. Taigi. Perfect. To. Toliau, ką mes turim? Mes turim žodį to ir tai yra per. Dabar tarsi lieka, he was really tall, jisai buvo tikrai aukštas. Gerai. Yes. Turn. Savo ruoštų tikriausiai. Ir, pavyzdžiui, great job, Mr. Prieinam prie dar vieno neatitikimo, tai yra Mr. Bet Mr. būtų ponas, ar ne? Ir jeigu tai yra trumpinys prieš vardą pavardę, ir jeigu tai yra lietuviškai, tai mes arba rašytumėm gerb taškas, arba p taškas, arba kažkaip, bet tai jokių būtų nėra j taškas, ar ne? Taigi, bet mums užskaitė tai kaip teisinga. True. Taigi, dabar čia reikia parašyti. Okay, now put it back together and go. Ir kas tai yra tikriausiai dalys, gal? Jo, tai buvo tiesa. You're right. Taigi, problem. Taigi, šitoj vietoj iš tikrųjų pasitaiko klaidų. Kai kas yra gerai, kai kas yra visiškai geros frazės, bet atidžiai. Ir toliau keliaujam prie translation. Let's translate. Where do you have pain? Tai yra toks kažkoks šitos frazės where do you have pain. Pabandykime išversti, kur jums skauda, kur jūs turite skausmą, tai būtų pažodžiui ir tikriausiai, na gal, kur jums skauda. Pažiūrėkim, mes kai pateikėm vertimą, jie taip, jeigu mes pateikėm ne tokį kaip... Is this better? Ta prasme, jie pateikė tokį savo, kur tau skauda. Where do you have pain? Kur jums skauda? Tai iš esmės yra tas pats. Taip, tiek būna jų vertimas geresnis. Yes. Žiūrim kitą frazę. You're right. It's the best. When does the movie start? Tai kada prasideda filmas? Kada prasideda filmas? Pažiūrėkim. Is this better?
Ir jie dabar pasiūlo, kad ne, gal geriau versti, kada prasideda veiksmas. Ir movement, tai galėtų būti veiksmas, bet movie tai yra filmas, kino filmas, amerikietiškas žodelis tam. Taigi mes nesutinkam. No. Taigi, Your translation is voted best. Improve English listening. Aš pati savo nusistačiau, kad mano vertimas buvo geresnis. Taigi, atsargiai, gerai, grįžtam į pradžią. Taigi, su klausinimu, žodynu ir vertimu šiek tiek atsargiai. Jeigu, tarkim, jūs esate įsitikinę, geriau pasitikrinkit, paspauskit vertime, tai klaidų kaip ir neužmačiau tame žodyne. Tai jeigu ką, pasitikrinkit žodelius, nepasitikėkit 100%. Chat ir speaking funkcijos iš tikrųjų yra puikios, ypač pradedantiesiems. Jeigu neturite su ko pasišnekėti, tai šitos funkcijos yra labai labai gerai. Pabandykite, išbandykite, gal jums patiks, gal būtent jums reikia tokio dalyko. Bet kuriuo atveju labai džiaugiuosi, kad norite mokytis užsienio kalbų, labai džiaugiuosi, kad norite mokytis anglų kalbos. Jeigu esate naujas mano kanale, spauskite subscribe mygtuką. Ir jeigu jau esate tai padarę ir jeigu video jums buvo naudingas, spauskite thumbs up. Tikiuosi pasimatyti kitose video. Jeigu pamenat, kad šį mėnesį taip pat darau Q&A video, tai yra klausimų ir atsakymų video, todėl jeigu turite klausimų susijusių su anglų kalba, rašykite juos komentaruose ir parengsiu atskirą video būtent atsakymam į jūsų klausimus. Sėkmės ir iki kitų video.